Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarienės metu, kai velnias jau buvo įkvėpęs Judo Iskarijoto širdin sumanymą jį išduoti, žinodamas, kad tėvas yra vis atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius, persijusia rankšluosčiu, paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas, bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijusias. Taip jis prieina prie Simono Petro, šis jam sako: Viešpatie, nejaugi tu mazgosi man kojas? Jėzus jam atsakė: Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė: Tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako: Jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko: Viešpatie, ne tik kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė: Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, dėja ne visi. Jis man žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: Jūs ne visi švarūs. Numazgojęs mokiniams kojas, jis susivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė: Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks esu. Jei tad aš viešpats ir mokytojas numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs taip darytumėte, kaip aš jums dariau. Girdėjote Viešpaties žodį. Įsikūnijęs Viešpats baigė savo misiją žemėje, kurioje gyvename kiekvienas iš mūsų. Ir ta pabaiga yra minima Velykų šventėje, bet pabaiga, kuri duoda nuostabią pradžią, todėl kad tai yra begalinė dovana žmonijai. Jėzus, tikras Dievas, įsikūnijęs į žmogišką kūną, jis palieka šį pasaulį su žmogišku kūnu, bet prisikelia su kūnu ir kaip Dievas apsireiškia žmonijai, tokiu būdu mums irgi parodydamas, jog kiekvienas iš mūsų po mirties turėsime amžinąjį gyvenimą ir kad būtent jis, Viešpats, kad mus trapius ir nuodėmingus žmonės atpirks, todėl kad jis yra begalinė meilė. Ir kaip šventas Pranciškus, suvokęs Velykinę paslaptį, noriu kartu jums irgi pakartoti: Ačiū tau, Viešpatie, už seserį mirtį, kuri yra vartai į amžinybę. Tai ir yra pats nuostabiausias ir gražiausias velykinis slėpinys. Mielieji, norėčiau kiekvienam iš jūsų tikrai palinkėti begalinės Dievo malonės ir palaimos per šias Velykų šventes, kad kiekvieną kartą žvelgdami į Jėzų, kuris iškentėjęs mirtį ir panieką prisikėlė, apreikšdamas mums prisikėlimą. Nelaukime vien tik tai prisikėlimo, kuris bus amžinajam gyvenimui, bet sugebėkime kiekvieną kartą, kai suklumpame, kai mums yra sunku prisikelti,
su viešpaties Jėzaus pagalba, gyvenant tą kasdienį gyvenimą kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką. Su šventėm.